Sveiki, aš Vytautas Gaidamavičius, treneris. Treneris vadovų ir organizacijų apie tai, kaip susibendrauti, jeigu taip labai paprastai. Iš tikrųjų, taip organizacinius santykius, mikroklimatą, lyderystę, komandiškumą, bendradarbiavimą ir kitką. Ir viena tema, apie kurią mes darbavome su jumis ar su jūsų kolegomis vadovais, tai viena iš temų buvo apie one-on-one pokalbį. Toks nelietuviškas terminas, individualūs pokalbiai. Iš principo, tai yra dviejų vadovo ir darbuotojo pokalbis. Dažnai organizacijose susiduriu, kad, sako, tai kad šnekamės mes, viskas čia gerai, nereikia čia kažkokių dar one-on-one įvedinėti. Atskirkime pokalbių žanrus. Dabar žinai, pirmiausia, kodėl aš jums tai pasakoju, nes jūsų tie pokalbiai laukia. Kažkurie gal tą jau darote ir sakysi, viskas pas mus vyksta, viskas yra labai gerai, džiaugiuosi už jūs, sveikinu. Pas kažkurio sakysi, jo, bet gal ne visai taip vyksta ir gal ir įdomu būtų, bandome, pas kitų sakysi, jo, seniai to reikėjo, valio, pas mus vadovai pagaliau ateis ir tą darysimės. Tai susitarkim, kas yra kas. Atskirkim žanrus. Pokalbis su vadovu ir darbuotoju tarp to, kad ar išsiųsta, ar išvažiavo, ar veikia, ką sako klientas, kodėl šito darbas nepadarytas, kaip šičia, pataisyk ir panašiai. Čia yra operatyviniai reikalai, tai nėra one-on-one pokalbiai. Net jeigu ir dviese šnekatės individualu, ar ne, tai tiesiog pokalbis apie operatyvinius, ne tai yra. Pokalbis kaip tavo vaikai, laisvalaikis, savaitgalis, ką veiksi vakare ir panašiai. Būtinas žanras, santykis, žinoti viens kitą, pažinti, jeigu žinai, darbe mes praleidžiam pusę savo nemiegamo gyvenimo laiko kartais, bet irgi tai yra kitas žanras, tai nėra tas one-on-one. Tai čia tada žinai, kas tas one-on-one, metiniai? Ne, metiniai yra per retai. Jeigu man balandžio mėnesį yra kažkas tai blogai, jeigu aš nesuprantu, kur organizacija eina, kas čia keičiasi, man nesusitarė, nepavyksta su kitų skyrium susibendrauti ir tam reikia daryti kažkokius tai pasikeitimus, tai aš dabar lauksiu metinio pokalbio. Per vėlu, ne. Vertinamasis pokalbis. Iš vis man tas terminas nepatinka, nes vertinamasis reiškia toks vertina, kaip mokytojas mokinuką. Padarei tu ar nepadarei, ne tai, negali būti vertinamasis. One-on-one yra tada, kuomet mes du lygiaverčiai ir santykių jaučiame du lygiaverčiai, sėdame viens apie kitą šnekėtis, viens su kitu šnekėtis. Vadovas natūraliai turbūt, kad klausia darbuotojo, žinai, kaip tavo šio mėnesio rezultatai ir ar tu manai pakankamai padėjai pastangų, ar ko trūksta, ką galim padėti. Ir natūralu tada, kad darbuotojas klausia vadovo, o kaip tu save vertini, kaip tu sekėsi šį mėnesį mūsų komandai vadovauti. Kaip tu atrodo, kuom tu prisidėjai kaip vadovas, kad mūsų komanda taptų komandiškesnė arba geresnių rezultatų pasiekime. Ir viens kitam duodam grįžtamą ryšį, labai gražus, lygiavertis santykis, abudu išeina iš to pokalbio su augimu. Bet kartais yra sunku tą pasiekti, tiek santykį, tiek turinį atrasti, tai kaip čia prieiti prie to klausimo ar ano kartais net nepagalvoju. Dėl to jūsų laukia instrumentas, kur jūs dabar galėsite naudotis. Nenustebkite, kai vadovai atsineš tokią spalvotą mėlyną dėžę su kortelėmis, sakys žaidžiame. Jok čia ne žaidimas, jok čia ne monopolis ar kažkas panašaus. Tai tiesiog yra tokia sužaisminta forma, sukūrėm instrumentą, kad padėti abiem pusėm susikalbėti. Duoti turinio. Ne 10-20 klausimų, kurios galime viens kitą paklausti, kaip sekasi, normaliai. Kada bus mažiau darbo, niekada. O ten 300 klausimų. Ir tau. Mes susirašėme, turim instrumentą špargalkę, kaip pasiruošti pokalbiui. Ką viens kitam galim paklausti ir išjudinti temas, kurios kartais gali būti nepatogios. Jos yra struktūruotos, yra ten 3 spalvų, jos yra apie veiklą, tikslus, rezultatus, atsakomybės, kitas spalva mėlynas yra apie kompetencijas, apie augimą ir vieno ir kito, ir apie santykį, geltonos, santykį, komandą, motivaciją. Tai yra, mes visi žmonės ateiname ne tik tai, kad pinigų, bet ir džiaugtis, ir mėgautis, ir būti įvertinti, ir daug čia visko yra, ar ne? Tai atrodo, žaidimų lenta yra ne žaidimas, neišsigąskite spalvotumo ir kas čia yra keisto. Tokia tiesiog yra forma, kad pokalbis galėtų įvykti toks sklandesnis, lengvesnis galbūt. Pasinaudokime iš esmės, yra turiniu, viens kitam būti pokalbio partneriu, viens kitą išjudinti, paklausti, įvardinti tai, ko kartais gal mes pamirštam ar nukeliam, ar nebėra laiko kartais sustoti ir apie svarbius dalykus pasišnekėti. Tai apie tai pasišnekėkite. Jeigu norėsit daugiau šiek tiek informacijos prieš pradedant pokalbį, tai dar laiške jūsų laukia kelios kitos nuorodos į YouTube, ten mano irgi kalbanti galva, kuris šiek tiek rodo tą instrumentą ir papasakoja, kaip čia jo naudotis, kaip grįžtamą ryšį vienas kitam sakyti, patarimai, kaip išgirsti galbūt vienas kitą.
Tai tokie šiek tiek ir bendravimo patarimų, kurie gali padėti jūsų pokalbiui. Tad sėkmės, gerų jums pokalbių, susikalbėjimo ir augimo.